Labas vakaras, brangus televizijos savo žiūrovai. Sveikinuosi su jumis penktadienį balandžio 12 ir kviečiu pasižiūrėti šios dienos žinias. Įsigaliojo pokyčiai Jonavos seniūnijoje. Šildymo sezonui artėjant į pabaigą. Jonavos sporto centro komandai sezonas baigtas. Penktadienio pamokslas. Įsigaliojus Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimui, įsigaliojo pokyčiai ir Jonavos seniūnijoje. Šių metų balandžio 11 dieną įsigaliojo dar 23 metais gruodžio mėnesį priimtas Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimas praplėsti Jonavos seniūnijos aptarnaujamų teritorijų ribas ir pakeisti Jonavos miesto seniūnijos pavadinimą į Jonavos seniūniją. Prie Jonavos seniūnijos prijungtos panaikintos Rūklos seniūnijos gyvenamosios vietovės. Rūklos miestelis bei kaimai Rūklos, Jonalaukio, Kamšalų, Konstantinavos, Venecijos ir Tartoko. Prie Jonavos seniūnijos aptarnaujamų teritorijų taip pat prijungtos Kulvos seniūnijos Šmatų ir Melnitėlės gyvenamosios vietovės bei Šilų seniūnijos Bazilionių ir Laukagalių gyvenamosios vietovės. Tuo pačiu įsigaliojo ir Jonavos rajono savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų ir seniūnijos pavadinimo keitimo planas, Jonavos rajono seniūnijoms priskirtos gyvenamosios vietovės bei kitos teritorijos, seniūnijų buveinės, seniūnijų plotai. Sprendimo autoriai pabrėžia, kad Rūklos gyventojai ir toliau bus aptarnaujami vietoje Jonavos seniūnijos padalinyje. Orams šylant, daugiabučių namų gyventojai pastebi, kad jų namuose radiatoriai atšąla. Orams vėstant, jie vėl pradeda šilti. Taip yra todėl, kad daugumoje miesto daugiabučių yra įrengti automatizuoti šilumos punktai. Plačiau apie tai pasakoja bendrovės Jonavos šilumos tinklai, komercijos ir informacinių technologijų vadovas Tomas Janušas. Prieš gerą dešimtmetį, vos pašvietus saulei, vartotojai šilumos tiekėjams skambindavo, kad per šalta ir šie skubėdavo į šilumos punktą rankiniu būdu mažinti šilumos, o vakare vėstant orui šilumą vėl reikėjo padidinti. Šiuo metu šilumos tiekimas į radiatorius yra reguliuojamas automatiškai pagal lauko oro temperatūrą. Todėl gyventojai neturėtų nustebti, kad saulėtą pavasario dieną namuose radiatoriai atšąla. Norėčiau paminėti, kad ir esam tokiam automatizuotam vienam iš Jonavos daugiabučių namų šilumos punkte. Jame šilumos tiekimas ir karštas vanduo yra valdomos pagal užduotas tam tikras sąlygas ir tarkim atšilus kaip dabar oram, esant 10-12 laipsnių temperatūrai, šildymas iš vis yra uždaromas ir netiekiamas į radiatorius. Nakčiai atvėsus, nukritus temperatūrai apie mažiau 10 laipsnių, minimaliai pagal poreikį yra pašildoma. Taip yra taupoma žmonių pinigai. Automatizuoti šilumos punktai yra įrengti daugumoje miesto daugiabučių, o gyventojai, besidomintys energijos taupimo priemonių daugiabučiuose diegimo galimybėmis, kviečiami kreiptis į Jonavos šilumos tinklus. Automatizuoti šilumos punktai yra didžioji dalis Jonavos įrengta, tai įrengia Jonavos šilumos tinklai arba gyventojai, tik maža dalis yra neautomatizuotų šilumos punktų. Kviečiam tų namų gyventojus susirinkimo metu priimti sprendimus ir juos automatizuoti, taip sutaupyti šiek tiek pinigų. Šildymo sezonui artėjant į pabaigą, į pagalbą pasitelkiant išmanias sistemas, siekiama vartotojui pateikti šilumos lygiai tiek, kiek reikia ir tada, kada reikia, atsižvelgiant į orus ir jų permainas. Mūsų tikslas nėra daug parduoti šilumos, mūsų pareiga yra aprūpinti šilumą gyventojus, kad būtų visi pastatai tolygiai šildomi. Tai mes nesam suinteresuoti gyventojus parduoti per prievartą šilumą, o tiesiog interesas yra, kad ir gyventojai staupytų. Bendrovė Jonavos šilumos tinklai siekdama efektyvinti veiklą bei plėsdama taupimo priemonės yra įdiegusi Danfoss šilumos punktų nuotolinę stebėjimo ir valdymo sistemą. Ši sistema leidžia, tiekiant šilumą, realiu laiku reaguoti į orų pokyčius, atsižvelgiant į lauko tiekiamo šilumnešio temperatūras.
Sistema pagrįsta išmaniosiomis technologijomis leidžia techniniam personalui matyti ir valdyti visą technologinį procesą kompiuterio ekrane, nevykstant į pastato šilumos punktą. Šios galimybės padeda šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą vykdyti kokybiškiau, efektyviau, objektyviau. Trumpėja reagavimo į avarinės situacijas laikas, ilgalaikėje perspektyvoje didėja sistemos efektyvumas bei mažėja šilumos vartojimas pastatuose. Dar pastaruoju metu įdėgiam vieną naujovę papildomą, šitos automatizuotus punktus turim galimybę valdyti ir nuotoliniu būdu. Tai sėdint prie kompiuterio ofise mes galim ir padidinti šildymą, ir sumažinti, ir dar kartu uždaryti ir atidaryti šildymo sezono pradžią, pabaigą padaryti. Tai ir jūs taupote ir laiką, ir resursus, taip išeina? Automatizacijos laikai ir robotizacijos, tai viskas žengia į priekį ir toliau esam numatę nemažai dar žingsnių į priekį, kad miesto gyventojai gautų maksimaliai kokybišką paslaugą ir prekę. Jei dar gyvenate name, kurį šildo neautomatizuotas šildymo punktas, turėtumėte jį atsinaujinti jau dabar, nes dažnai oro temperatūros svyravimai yra pakankamai dideli. Automatizuoti šilumos punktai leidžia gyventojams sutaupyti ženklų šilumos kiekį. Kitaip tariant, automatizuotas valdiklis uždaro šilumos tiekimą į radiatorius, taip sutaupydamas kiekvienam gyventojui išlaidas šildymui. Dažniausiai šilumos tiekimas uždaromas lauko temperatūrai esant apie 12 laipsnių šilumos. Tai pagrindiniai patarimai turbūt būtų tokie, kad pirmiausia reiktų pasikeisti neautomatizuotus mazgus tiek daugiabučių namų gyventojams, tiek privačių namų gyventojams į automatizuotus. Kai pagal lauko temperatūrą yra galimybė reguliuoti, tai ypač tai yra naudinga prieinamaisiais laikotarpiais, rudenį ir pavasarį, kuomet saulutė pašviečia, kaip minėjau, jau šilumos punktai automatiškai užsidaro be žmonių įsikišimo papildomų o kitos diegti visą vasarą kažkokias tai taupimo priemonės rekomenduoja. Renovacijos, kitos minimalios taupimo priemonės, kurios padeda žiemos taupyti pinigus. Šiluminės energijos vartotojus, kuriuos domina energijos taupimo priemonių daugiabučiuose diegimo galimybės, kviečiame kreiptis į įmonę telefonu nurodytu ekrano apačioje arba elektroniniu paštu. Pageidaujantiems Jonavos šilumos tinklai organizuotų nuotolinį susirinkimą. Regioninės krepšinio lygos sezonas Jonavos sporto centro komandai jau baigtas. Balandžio 11 dieną Jonavos sporto centro komanda regioninėse krepšinio lygos ketvirtfinalio varžybose nusileido Radviliškio komandai rezultatu 61-68, pranešė Jonavos sporto centras. Serijos rezultatui tapus 2-0 Radviliškio komandos naudai, Jonavos sporto centro komandos sezonas tapo baigtas. Tai buvo pirmasis jonaviečių sezonas regioninėje krepšinio lygoje ir patekimas tarp 8 stipriausių pogrupio komandų didelis pasiekimas. Jonavos sporto centras tarė ačiū komandos vyriausiajam treneriui Edvinui Zyniui ir visai jo komandai už padovanotas gražias žaidimo akimirkas ir emocijas. Ačiū visiems žaidėjams, kurie, nepaisant nuovargio, sunkumų ir traumų, kas kartą aikštelėje atiduodavo visas savo jėgas kovoje dėl pergalių. Atskira padėka miestiečiams ir sirgaliams. Ačiū, kad buvote kartu ir gyvenote krepšinio ritmu. Jūs buvote tas tikrasis 6. žaidėjas, padėjęs komandai nueiti tiek toli. Iki susimatymo kitame sezone, rašo Jonavos sporto centras. Kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame su Ruklos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku ir klausomės penktadienio pamokslo. Garbė Jėzui Kristui, gerbėmieji, sulaukime 3 Velykų sekmadienio, Velykinis laikas tęsiasi, ir Evangeliją pagal Luką girdėdami, klausydami, išgirsime tokius žodžius vėlgi, ką Jėzus sako savo mokiniams pasirodęs po prisikėlimo. Tai ne pirmas atvejis, kai būtent tokius žodžius Jėzus pasako. Kokius žodžius, tokie raktiniai, svarbus žodžiai, kurie mums kiekvienam yra mūsų laikmetyje labai reikalingi ir labai prasmingi ir ko mums tikrai dažnai stinga. Sugrįžo iš Emauso
mokiniai, kaip jie ten pamatė viešpatį Jėzų, kai jis laužė duoną, kaip jo nepažino ir taip toliau, ir pasakoja ir kalba. Čia rašo evangelistas Lukas. Ir štai, jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado į tarpą ir prabilo: ramybė jums. Taigi ramybė jums. Na ir kas toliau vyksta? Sako, virpėdami iš išgąsčio tarėsi matą dvasią. Labai įdomus irgi dalykas. Mes žmonės neretai tokių visokių kažkokių tai vaiduoklių bijom labiau negu tikrų kažkokių žmonių realybės ar panašių dalykų. Ta prasme, kur konkrečiai kažkas mums gali blogą padaryti, bet slėpiningų kažkokių tai dalykų bijom netgi labiau. Na taigi, tai sako, virpėdami iš išgąsčio tarėsi matą dvasią, baisiai išsigando ir Jėzus drąsina juos, sako, ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės. Tai čia keli tokie labai svarbus dalykai. Pirmas dalykas, Jėzus ateina ir neša ramybę, konkrečiai. Dabar su kuo ta ramybė susijusi? Arba neramybė. Pirmiausia, neramybė pasirodo susijusi su dvejonė. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į savo mąstymą, į savo nuotaikas, taip tikrai pamatysim, kad štai jeigu išsigastam, suabejojam ateitim, sėkme kažkokia tai, o paprastai tai tas yra abejonės dėmuo nukreiptas į ateitį, tai tada jau ramybė ir pasitraukia. Tai dabar su kuo ramybė susijusi, mes galėtume sakyti su ateities užtikrinimu. Ne? Bet kas mums gali užtikrinti ateitį? Niekas negali užtikrinti mums sėkmingos ateities. Absoliučiai joks žmogus, nei joks bankas. Šiek tiek bando, apdraudžia ten indėlius, dar ką nors mašiną apdraudžia, turtą apdraudžia, bet tai visa tai yra laikiniai sąlyginiai dalykai. Taigi tik tai vienas viešpats Jėzus, kuris yra tikras Dievas, gali mums suteikti tikrą ramybę. Dabar dar su ta dvejonė, abejonė, kada jinai prasidėjo. Ir dabar kodėl tie mokiniai čia klykia iš baimės, ne? Šiaip Adomas ir Ieva buvo santykė, tampriame santykė su Dievu ir nereikėjo jiems nieko bijoti, nereikėjo dvejoti, žodžiu, gyveno, galim drąsiai pasakyti, tikroje ramybėje. Nežinau, ar reiktų vartoti tą žodį tobuloje, netobuloje, galbūt nesvarbu, bet esmė ta, kad gyvena tikroje ramybėje. Nes tobuloji ramybė tai bus tik tai tada, kai mes matysime Dievą veidas į veidą. Viskas bus pasibaigę, visos gyvenimo kovos. Tai va, ir dabar prasidėjo kada abejonė. Pradžios knygos, 3 skyrius, piktoji dvasia, ką sako, ar tikrai Dievas sakė, pasėjo abejonę. Pasėjo abejonę Dievo autoritetu. Ir ką tai reiškia? Sutirpo autoritetas. Nebėra, kas mane iš tikrųjų laiko būtyje, kas mane palaiko. Taip atrodo labai taip smagu, aš pats, viską padarysiu pats. Aš būsiu čia kažkoks super kietas ir taip toliau, bet pasirodo, kad žmogui reikia pastoviai, galime įvairiai sakyti, gyvenime reikia draugo, reikia bičiulio, reikia autoriteto ir reikia tokio nelygstamo autoriteto, kurio niekas nesugriautų. Tai štai piktoji dvasia ką padarė? Pasėjo abejonę, ta abejonė sugriovė Dievo autoritetą, žmogus pasijuto vienišas, apleistas. Kita vertus taip iš tikrųjų ir įvyko, nes viešpats sako, keliauk savais keliais. Ir tada tas ir ilgesys, ir nostalgija, ir liūdesys, žodžiu, visą tai, ką mes šiandieną patiriame. Taigi, kai mes kalbam, kad Jėzus sunaikino nuodėmę, piktosios dvasios veikimą, tai nėra toks primityvus dalykas, tai tiesiog toks giluminis santykio su Dievu sugrąžinimas į santykį, santykio sugrąžinimas, mūsų sugrąžinimas į Tėvo glėbį. Ir tai yra tikrosios ramybės sąlyga arba pati tikroji ramybė. Ir viešpas pasigailė, štai čia yra tikrasis pasigailėjimas, kad aš išnaikinu, viešpas Jėzus galėtų pasakyti, ar mes galėtume įdėti jo lūpas tokius žodžius savotiškai, kas įvyko ir įvardinti. Kad sako, aš sunaikinu tą nerimo šaltinį, išnaikinu tą nerimą keliantį, tą tiesiog tokį baisų šaltinį, pragaro šaltinį, kuris vagia Dievo autoritetą, pasitikėjimą Dievu. Taip vagia, kad imi bijoti kiekvienos kokios tai ten šmėklelės.
ir nebežinai nei savo pašaukimo, nei Dievo galybės. Tai va. Ir dar žiūrėk, kaip Viešpats Jėzus pasigailys, ne tik, kad parodo, sako, palieskite mane ir įsitikinsite, dvasiagi neturi kūno, nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai taręs jis parodė jiems rankas ir kojas, parodė konkrečiai, žiūrėkit, čia aš tikras esu. Dievas yra tikras, Jėzus tikras yra. Dar negana to, dar sako, jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė, ar neturite čia ko valgyti. Dievas dar ir dar pateikia, iš meilės žmogui pateikia įvairiausius savo buvimo, tikrumo, gerumo, meilės įrodymus. Na ir dar paskui kalba apie pranašus, apie psalmes ir apie kančią kalba. Taip, kad ramybė tas mums be galo brangus ir reikalingas būvis, galim taip pasakyti iš tikrųjų, sugrįžta su Viešpaties Jėzaus prisikėlimo mums ir visai žmonijai. Ir mūsų neišmanimas, Dievo nepažinimas, apie ką kalba ir apaštalų darbuose apaštalas Petras, ir kodėl išdavėte Viešpatį Jėzų, dėl neišmanimo. Dabar laikas atsiversti, patikėti ir gyventi kitokį gyvenimą su Dievu ir su jo ramybė. Na, ta ramybė taip staigiai mūsų širdis, matom, pagal apaštalų pavyzdį, taip staigiai nenusileis, nes tai yra kova už tą ramybę, už tikėjimą yra kova. Vidinė kova ir toje kovoje mums reikalinga vėlgi, kaip čia ir matom, kas yra tas patvirtinimas, ne? Štai parodo Jėzus žaizdas, paskui sako, duokit ten žuvies užvalgyti, paskui dar kalba apie šventą raštą, paskui kalba apie savo kančią, žodžiu, visą laiką stiprina, bet tas stiprinimas tai yra veikiančioji Dievo malonė. Malonė tai yra Dievo pagalba, kad mes gyventume naują Dievo žmonių gyvenimą. Paties Dievo pagalba. Tai štai, ta pagalba mums ir toliau yra reikalinga, kad mes nenusidėtume, kaip sako apaštalas Jonas savo pirmajame laiške. O kad nenusidėtume, tai tam yra duoti įsakymai, įstatymai. Ir iš meilės Dievui, jį pažinę, koks jis yra geras, mes tiesiog esam pašaukti tų įsakymų, įstatymų laikytis. Ir labai įdomiai sako, kas sakos jį pažinęs, bet jo įsakymų nesilaiko, tas melagis ir nėra jame tiesos, o kas laikos jo žodžius, tas iš tiesų tobulai myli Dievą. Taigi paprastas dalykas, savotiškai paprastas meilė Dievui, tai yra tiesiog priimti jį, pripažinti tikėjimu, pripažinti savo protu, savo širdimi ir taip pat laikytis to, ką Viešpats mums yra apreiškęs, ką yra pasakęs, tai yra įsakymų, įstatymų. Na ir svarbiausia iš tikrųjų ištikimybės Dievo žodžiui, Dievo visiems paliepimams, bet jų nėra daug, žinoma, ne visai nedaug. Na, pagrindinis, aišku, yra meilės įsakymas, meilės įstatymas. Tai štai, apibendrinant, ką galim pasakyti. Viešpatie Jėzau, tu esi tikroji ramybė, labai prašom, padėk mums vis labiau artėti prie tavęs, tave išpažinti, tavim pasitikėti ir suteiki jėgų ir ryžto laikytis tuo prikštų tiesų, kurias tu esi palikęs savo bažnyčiai, tai yra laikytis įsakymų, įstatymų. Jų tikrai nėra daug, o jie ir labai paprasti yra, 10 Dievo įsakymų, 5 bažnyčios įsakymų, na ir visų kitų ten tų dorybių, kurios menkesnės atrodytų, ar galbūt kartais mes ir primirštame jas, pagelbėti ligonėms, aplankyti kokį nors ten kalinį, kalinį tai paprasta šiais laikais aplankyti, bet padaryti kitų meilės darbų. Kitaip tariant, buvoti tokiu buvimu, kokiu tu mus kvieti būti. Taigi mums reikia ryžto, apsisprendimo kiekvieną dieną ir kad tai padarytume. Aišku, dar labai vengti labai nuodėmės reikia, tai kad tai padarytume, mums reikia pastovios tavo pagalbos. Taigi padėk mums, Jėzau, žvelgti į tave ir tapti prisikėlimo žmonėmis. Amen. Toliau sinoptikų pranešimai. Kokių orų, šiltų ar vėsių tikėtis šį savaitgalį? Šeštadienį daug kur palis. Dieną vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių vakarų. Temperatūra tiek naktį, tiek dieną bus apie 9 ar 11 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Vėjas pietvakarių vakarų.
Dieną daug kur gūsiai iki 15 ar net 20 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra naktį tarp 8 ir 9 laipsnių šilumos. Dieną nuo 10 iki 14 šilumos. Šiandien tiek informacijos jums parengėm. Dėkoju už dėmesį, linkiu gero savaitgalio ir kviečiu pasimatyti pirmadienį.